tikimės, kad vietovė bus sprintas kažkiek neeilinis, kad bus labai daug privačių teritorijų, tai šiek tiek miško ir daug. Labai sunku kažką pasakyti, bet sprintas kaip sprintas. Visą laiką vis tiek. Greit bėgti, pasirinkti teisingus variantus, per daug nesugaišti laiko ir tiek. It's just that he didn't check the control description in some places and made some huge mistakes, like 15 seconds in two places. Taip, konkrečiai šitam sprintui tai ruošiamės ganėtinai nemažai. Ir analizavom, ir su Google Maps'ai žiūrėjom, ir kas laukia, ir praėjimų pasibraižėm, ir šiokį tokį žemėlapiuką turim. Tai buvo diskusijų, ir savo draugo Pavlo irgi klausiau, ką jisai mano, nes jis toks sprintų ekspertas, daugiau žino. Tai esam ant to kažkiek padirbę ir jaučiuosi visai ramiai, laukiu rytojaus. Varžybų tikrai buvo daug, sezonas buvo labai ilgas ir jau vasaros pradžioje jau pradėjau jausti nuovargį, tai labai ilgai galvojom, ar verta dalyvauti tose Švedijos čempionatuose, bet nusprendėm, kad sezonės sprintų taip kaip treniruočių beveik nėra ir laikas ganėtinai neblogas, o ir čempionatas prasideda sprintų. Tai nusprendėm, kad šitie 2 sprintai Švedijos čempionate, kvalifikacija ir finalas tikrai būtų reikalingi ir verti, o kelionė viską susiplanavom, kad išvykti anksčiau į Norvegiją ir būtų galima ilsėtis čia jau po. Tai manau, ir viskas išėjo pagal planą, taip kaip tikėjomės. Prabėgau 2 treniruotės, treniruotės Švedijos čempionatą, pavyko beveik nepadaryti klaidų. Čempionatą ir laimėjau, tai kartu ir geros emocijos prieš Dživoką, tai manau išėjo tikrai į naudą. Šiais metais ruošiausi iš tikrųjų labiausiai kaip ir sprinto distancijai, nes ilgai trasai nutariau nesiruošti, labiau susikoncentruoti į trumpesnės distancijas, žiūrint į praeitų metų pasaulio čempionatą. Tai mano lūkesčiai iš tikrųjų ganėtinai būtų dideli, nes dirbau žiemą daug, stengiausi ir iš tikrųjų manau, kad gal šiek tiek pritrūko tokių treniruočių labiau specifinių, nes nelabai turim tokių gal ir gerų galimybių pasiruošti tiem sprintam, nėra daug varžybų Lietuvoje, bet treniruočių buvo žiemą ir pavasarį padaryta tikrai daug ir tikrai kokybiškų, gerų, dėl to manau, rytoj tikrai galima pakovoti dėl aukštų pozicijų. Susipažinimas tikrai buvo ganėtinai geras, ne taip kaip praeitais metais, arba pastaraisiais pasaulio čempionatais, kai netiek daug dėmesio būdavo skiriama sprintų distancija, tačiau šiais metais ganėtinai daug žiūrėjausi tiek Google Maps'uose, tiek kitose svetainėse, ko galima tikėtis iš sprintų ir manau, kad bus ganėtinai daug tokių privačių teritorijų, per kurias bus negalima bėgti ir jas reikės apibėginėti, dėl to nebus tokių, gal manyčiau, stačių kampų bėgant kažkur tai tarp tvorų ar dar kažko, tai bus labiau tokie apvalūs apibėgimai, kas neleis sumažinti bėgimo greičio ir manau, tai ir yra didžiausias pliusas. Manau, kad bus įdomus sprintas rytoj. Bėgo modelį, buvo daug pievų, kurios atrodė galbūt lengvai prabėgamos, iš tiesų ne, tai manau, kad bus tikrai įdomių pasirinkimų. Ir, šiaip mano pirmas startas Dživokė ir tikrai laukiu ir jaudinuosi ir džiaugiuosi ir, neturiu jokio nusistačius tikslo vietos, galbūt tikslas tai pirmiausia maksimaliai gerai pagal save prabėgti ir nepadaryti klaidų ir, žinoma, kovoti visą trasą. Manau, kad iš tų dalyvavimų, kiek esam Dživokė šitie vyrukai yra dalyvavę, tai turbūt realiausiai Martynas su Algirdu yra į aukštesnės vietas, sakykime, pretenduoja. Dėl kitų nežinau,
Nu, jeigu klaidų didelių kažkokių tai nepadarys, manau, irgi pakankamai aukštai stovės. O panelėm pirmas kartas, nieko, sakykime, irgi dideli tie reikalavimai nėra, bet manau, kad poziciją savo tas tikrasias gali parodyti ir bus matyti iš to, kai sustartuos. Šiaip nuotaikos esu geros, kovinės, nusiteikę tikrai sportiškai, darbingai, taip kad tikimės tik pačių geriausių.